Pardavei Lietuvoje esantį butą, namą ar žemės sklypą, bet pats gyveni užsienyje. Sandoris įvyko pas notarą, todėl manai, kad VMI viską jau žino, o pajamas deklaruosi kitų metų gegužę. Ne visada. Pirmiausia, svarbu, ar mokesčių prasme esi nenuolatinis Lietuvos gyventojas. Vien tai, kad gyveni užsienyje arba esi deklaravęs išvykimą, dar nėra vienintelis kriterijus. Jeigu esi nenuolatinis Lietuvos gyventojas, Lietuvoje esantį nekilnojamąjį turtą pardavei kitam gyventojui, o pardavimo pajamos yra apmokestinamos, tai yra B klasės pajamos. Pirkėjas, aišku, pajamų mokesčio neišskaičiuoja, todėl mokestį turi apskaičiuoti, deklaruoti ir susimokėti pats. Ir tam skirta FR 0459 forma nenuolatinio Lietuvos gyventojų pajamų mokesčio nuo B klasės pajamų deklaracija. Ir čia galioja metinis deklaravimo terminas. FR 0459 turi pateikti ne vėliau kaip per 25 dienas nuo nekilnojamojo turto pardavimo pajamų gavimo dienos. Per tą patį terminą turi sumokėti ir apskaičiuotą gyventojų pajamų mokestį. Svarbu, terminas skaičiuojamas nebūtinai nuo dienos, kai pasirašei sutartį pas notarą. Jis skaičiuojamas nuo dienos, kai gavai pinigus. Jeigu pirkėjas atsiskaito dalimis, terminas skaičiuojamas nuo kiekvienos gautos pajamų dalies. Tačiau FR 0459 nereikia teikti, jeigu nekilnojamo turto pardavimo pajamos pagal įstatymą yra neapmokestinamos. Jeigu turtą perka Lietuvos įmonė, tai jau A klasės pajamos pajamų mokesčio išskaičiavimo pareiga tenka įmonei, todėl FR 0459 pildyti nereikia. Taigi, pardavęs Lietuvoje esantį nekilnojamąjį turtą, nelauk gegužės. Žinoma, jeigu esi nenuolatinis Lietuvos gyventojas. Pirmiausia, pasitikrink savo mokestinį statusą, ar sandoris apmokestinamas ir kas nusipirko turtą. Nuo to priklauso, kas, kada ir kokią deklaraciją turi pateikti. Protingų sprendimų.